Va, mikrofonas tavo. Atsimeni, kaip tu dainavai visiems dainas per savo gimtadienį, ko tu ten taip žiūri. Tu papasakok mums apie mūsų didelę šeimą. Kokia mūsų šeima? Zuikių? Ką tu turi? Mama zuikis didelis, tu mažas zuikutis ir tėtis didelis zuikis. Ir mes visi draugiška zuikių šeima? Papasakok, ką tu prie namo randi, kai ateini namo. Zuikutis tavęs laukia? Taip. Taip? Ir ką zuikutis tas daro? Bananas kiaušinį. Kiaušinį tau atneša zuikutis. Myli tu zuikučius? Taip. Ką mes eisim, kaip po lietučio, ką mes eisim daryti į kiemą? Su botais einame. Su botais einame, visi kartu einame. Taip. Ir ką darysi po balas, kai vaikščiosi? Tašku daryti. Tašku? O kas tavo šeima, ką tu myli, papasakok? Vaikus į tave. Vaikučius ir tėvelius? Ką labiausiai myli? Tai papasakok, ką tu turi. Mamytę, tėvelį, ką dar turi? Senelį, ką dar papasakok? Močiutė. Močiutė ir ką dar turi? Dėdė Polį turi? Dar planuojam tik tai. Kada mes mažą lėliuką pirksim? Tu papasakok, ką mažui lėliukui darysi. Padėsi mamytį ir tėčiui prižiūrėti? Padėsiu. Ką darysi? Soskę duosi? Taip. Virsi pienuką, košę? Taip. O kaip maži lėliukai daro, pasakyk? Aš noriu kalbėti. Tu nenori kalbėti? Tugi gausim tortą, už tai kalbėk, zuiki. Papasakok, ką maži lėliukai kaip daro. Taip verkia? Taip. Ir ką tada reikia jam daryti, kad neverktų? Suoskį duoti. Suoskį duoti. Tėvelių šeima be abejo susideda iš dviejų žmonių. Kai susitinka du žmonės, randa ir daug mažų žmogeliukų, kur susikuria graži darni šeima. Vaikai yra, aišku, be abejo nuostabiausias dalykas, kas duota Dievui, ką mes galime palikti po savęs. Kada laikas jums atrodo kurti šeimą? Nu, priklauso nuo kiekvieno individualiai, sakykime. Aš labai anksti norėjau vaikų, bet taip gavosi, kad išėjo tada, kada išėjo. O vyras pasiruošęs yra tada šeima, kur kai jisai viduj jaučia atsakomybę už tai, ką daro, ir jaučia atsakomybę už tai, ką turės prisimti gimus vaikui. Tai yra priežiūra. Ar galima įteikti jums tortą už atsakymus į klausimus? Prašom, kad ir dažniau užeitumėt į Maksimą ir gražiai šeimai, mamai prašom. Ačiū, perduosiu. O mamai gėlytė. Padėkok, atsisuk, ačiū, sakyk. Ačiū.